Tai tiems, kurie pirmą kartą prisijungėt prie dizainerių sambūrio, tai aš esu Lina Mas, o tu papuolė į dizainerių meetupą, kuriuos šiuo metu planuoju ir jau darau kas mėnesį. Tai yra įvairios temos, portfolio pristatymai, rebrandų pristatymai, galbūt teminės paskaitos, o kviečiu susimatyti kas mėnesį. Tai jeigu jau esi čia, gausi pranešimus, informaciją apie sekančius susitikimus, o šiandien mūsų tema yra rebrando pristatymas. Tai pakliuvot ten, kur ir tikriausiai norėjot pakliūti. Ir šiandien rebrandas, kurį mes aptarsime, yra būtent Panevėžio kultūros centras. Ir strategiją kūriau aš, Lina Mas, o identitetą kūrė Justina Knizelytė, mentorystės dalyvė. Kas tai yra per identitetas ir kaip jisai atrodo, tai trumpai susipažinsim, o tada galėsim nerti giliau į detalės, nuo strategijos iki dizaino, kaip visą tai gimsta. Tai ekrane matote Stylescape'o trečdalį, identitetą kuriam Stylescape formatu. Ir jame matosi ir spalvų panaudojimas, logotipas, sistema plakatų maketams. Taip pat platesnė sistema kitokio stiliaus plakatams. Atributikos dizainas, kaip atrodytų socialiniai tinklai, bei pavyzdys, kaip galėtų atrodyti svetainė. Tai žiūrint į dizainą, atrodo, jo, gražu ir aš taip galėčiau sukurti. Bent jau aš visada taip žiūrėdavau į dizainus, kad kas čia yra, paim ir sukuri. Bet problema yra tame, kada mes turime ne tik savo kūrybinius polėkius, bet šalia pasistatom dar ir klientą su jo matymu, vizijom, kryptim, nuomonėm, tada pasidaro ne taip jau ir paprasta suvaldyti visą šitą procesą. Tačiau viskas yra įmanoma. Tai yra rezultatas, kaip atrodė prieš ir po. Įmonė keitė savo pavadinimą, tai tą progą nusprendė ir atsišviežinti, kas yra labai labai gerai. O štai taip jie atrodė prieš rebrandą. Tai dažniausiai taip jau yra, kad biudžetinės įstaigos tikrai neturi biudžetų geram dizainui, todėl jos atrodo pakankamai crazy. Tai labai džiaugiuosi ir aš, ir džiaugiasi Justina, kad galėjom prisiliesti ir bent vieną biudžetinę įstaigą padaryti, kad atrodytų, bent jau pakenčiamai, bent jau į tą pusę, kad galėtų būti vadinama estetika. Tai kodėl darau rebrando pristatymus? Kodėl būtent šita tema? Todėl, kad rebrandas yra vis dar suvokiamas, kad tai yra, tik dizainas, kad tai yra estetika, ir viskas. Bet tiesa ta, kad žiūrint į įvairiausius dizaino projektus, visgi tai nėra tik šriftai, spalvos, grafika, tai yra ir strateginiai sprendimai, iš kurių ir gimsta šriftai, spalvos ir grafika. Ir labai dažnai būtent dizaineriai, jie neprieina prie tos strateginės informacijos, nes dėja universitetuose nemoko šitų dalykų. Todėl rengiu rebrando pristatymus, kad galima būtų pamatyti plačiau, ant ko yra grindžiami dizaino sprendimai, kad tai nėra, man taip gražu, tai ir padariau. Nes kas čia yra, nupieši kažkokią grafiką, uždedi šriftus, tada siunčiam, identitetas sukurtas. Arba paėmiau, nežinau, Helvetika, užrašiau MoMA ir that's it, visas identitetas. Atrodytų, kaip viskas paprasta. Bet už to slypi tikrai didžiuliai klodai tyrimo, bandymų, atsakymų, kuriais šiandien irgi plačiau galėsiu pasidalinti apie minėtą projektą. Antras punktas, dėl ko yra rebrando pristatymas, nes neįvertinama auditorija. Dizainas visgi yra apie funkciją. O kuriant mes turime pirmiausiai ką daryti ir kas svarbiausiai įvertinti, kam tas dizainas turi būti gražus, kam jis turi būti patrauklus. Nes jeigu ir klientas sako, noriu logo, kuris parduoda,
kam parduoda, turėtų būti pirmas klausimas, kurį dizaineris užduoda savo užsakovui. Tai labai paprasta būtų matyti auditoriją kaip vienodų žmonių seriją, bet iš tiesų auditorija yra labai skirtinga. Net jeigu ir gauname iš kliento apibrėžimą dirbantys žmonės nuo 25 iki 35 metų amžiaus, kokie tie žmonės, jie visi yra dirbantys žmonės 25-35 metų amžiaus, kurie vieniems labiau patiks vintažinis stilius, kiti bus minimalizmo atstovai, vieni daugiau domėsis sveikata, kitiems visiškai sveikata nėra įdomi. Tai mes, kaip dizaineriai, turime spaust klientą prie sienos kiek įmanoma, kad galėtume kuo detaliau išsiaiškinti, kas yra tas tikslinis klientas. Ir trečias punktas, kodėl, nes nevaldomas yra pokytis. Ką turiu omeny, sakydama nevaldomas pokytis? Rebrandas yra ne tik pokytis vaizde, tai yra pokytis visoje komandoje. Vadinasi, jiems irgi reikia pagalbos priimti tą pokytį, nuvesti link pokyčio, priimti tą pokytį. Ir lengviausiai tą padaryti nėra per tą prizmę, kad sukūriau dizainą, apgyniau, įrodžiau, padariau, va, pardaviau. Bet įtraukti klientą į procesą taip, kad jis būtų to pokyčio dalimi. Ir kai sakau įtraukti klientą, tai ne tik tais jūsų užsakovo, bet ir visą užsakovo komandą. Tada yra daug lengviau jiems priimti pokytį. Tai užsakymas neturėtų tiesiai keliauti į dizainą. Nes tikrai būna vis dar taip, kad gavau užsakymą, ten elektroniniu paštu man pasakė, ką sukurti, aš už savaitės 3 pristatau darbus ir tikiuosi klientų džiugios reakcijos, kad va, jiems patiko. Tai čia nėra tinkamas būdas, kaip valdyti didelės apimties projektus, tai įeina vizualinio identiteto projektai, bet reikėtų įterpti tarpinį ženkliuką, tarpinę stotelę, strateginius aspektus aptarti, įvertinti ir drauge su klientu nukeliauti žingsnis po žingsnio link to galutinio sprendimo, kad nebūtų gale atmetimo reakcijos, netikėtų pokyčių ar galutinėme etape įsikišusios valytojos pasakiusios savo nuomonę. Tai taip neturėtų būti. Tai kaip viskas atrodo? Tai vizualinio identiteto projektas visada prasideda nuo strateginių aspektų. Ir tai yra kūrybinės krypties numatymas remiantis strateginiais aspektais. Tai kaip atrodė šitas procesas? Nes tai tikrai nėra, kad užsakymas atėjo ir va jums rezultatas. Jis truko maždaug apie 6 savaitės. 3 savaitės truko strateginė dalis, 3 savaitės truko dizainas. Procese yra briefas, 2 strateginės sesijos su klientais ir visa grupė žmonių, 3 dizaino pasiūlymai ir prezentacija bendruomeniai. Komanda buvo sudaryta iš 2 žmonių. Girdžiu kartais, jog yra nuomonė grafikos dizainerių bendruomenėje, kad neįmanoma didelių projektų padaryti vienam. Įmanoma, nebūtinai reikia didelės komandos, gali būti 2 žmonės, bet net ir 1 žmogus gali suvaldyti, jeigu jis turi tinkamus įrankius tai padaryti. Tai šiame būtent projekte buvo labai įdomus vienas momentas, nes čia jūs matote nuotrauką, kurioje vietoje vykdavo strateginės sesijos. Čia yra 5 kėdės, jų būdavo 11, nes tiek žmonių dalyvavo strateginėse sesijose. Ir tai buvo daroma ne šiaip, kad apsisunkinti savo procesą, bet tam, kad žmonės dalyvautų procese, įtakotų jį ir jiems būtų lengviau priimti tą pokytį, būtų mažesnis pasipriešinimas, o kaip tik keliautume į džiaugsmingą pritaikymą po rebrando. Tai pirmasis etapas prasideda nuo dizaino stilistikų įvardinimo. Net ir užpildžius briefą, atvykus į strateginę sesiją, aš kaip dizainerė galbūt ir turiu įsivaizdavimą, kaip galėtų atrodyti jų identitetas. Nes vėl turiu patirties, žinau, kaip atrodo kultūros projektai ir taip toliau, bet čia nėra esmė apie tai, ką aš žinau. Esmė yra, kaip aš nuvedu klientą iki tų žinių, ką aš matau, kad ir jie taip pat matytų. Tai
Jiems pateikiau 10 lapų. Jie per rankas prasisiuntė tuos 10 lapų ir aš jų paprašiau išsirinkti stilistiką, kurią jie įsivaizduoja rebrandą. Čia būtų toks pažaidimas, pirmas pasižiūrėjimas, koks jų dizaino suvokimas, kaip jie save mato. Ir viso yra 10 stilistikų ir čia yra vienas pagrindinių ir man smagiausių strateginių įrankių, kaip nusibrėžti kryptį, ką kurti, draugė su klientu greituoju būdu per daug neanalizuojant ir nežiūrint. Ir mano nuostabai visi 12 žmonių išsirinko 4 kryptis, kurios ir tinka kultūrai. Čia nėra minimalizmo, čia nėra kažkokių veržlių bold dizainų, kurie labiau ten sportui tiktų ar panašių, bet išsirinko kultūrai tinkamus sprendimus ir pridėjo dar etno, nes visgi pas juos yra ta etno kryptis irgi gana ryškiai išreikšta. Tai galėjau pasidžiaugti, tarsi jau čia pusę projektų įgyvendinto, nes klientai jau turi suvokimą valio. Antras etapas – identiteto elementai. Kas sudaro identitetą ir ką kursime? Tai identitetas vis dar dažnai yra matomas ir aš čia įsivaizdavau, kad bus, tai sukursiu keletą gražių grafikų, logotipą, ten iliustracijų, ryškias spalvas, nuotraukas ir mes čia gražiai pasidėliosim. Bet realybė tai jų tokia. Jie kuria plakatus ir jie realiai kuria plakatus. Čia yra visas jų dizainas, plakatai. Jiems nereikia blanko, vizitinės, to paterno, tekstūros ar štampo, kaip mėgstam dizaineriai mes identitetą suprasti. Bet jiems reikia funkcionalių sprendimų, kaip jie galėtų apipavidalinti visus savo kultūros renginius. Nes čia ir yra didžiausia problema ir didžiausia košė. Tai ką, puolu į darbą ir ieškau, ką aš dabar su šita visa mase galiu daryti. Čia vėlgi strategiškai vertinu. Ar tai turėtų būti spalviniai blokai su nuotraukomis derinami, vertinu kokios spalvos blokai, rašyti baltai, juodai, spalvotai, kaip geriau yra perteikti tą jų žinutę ir tą užsakymą. Visgi, nes kai jie užsakė, jie sako, sukurkit mums identitetą, bet mes, kai praėjom strateginės sesijas ir išsiaiškinom, kad kas yra tas jų identitetas, kur jie jį naudos, priėjom, kad mums reikia tiesiog plakatų sistemos ir čia bus identitetas. Tada ieškojau, kaip padaryti, kad tai būtų minimalus brando elementų naudojimas, kad daugiau skambėtų nuotraukos ir kaip įterpti jau klientų atsiųstus maketus, taip kad vis tiek tai būtų rebrandinta dalis. Tai aš tiesiog, vėlgi, nekurdama didelių dizainų, nemastydama kas ir kaip, tiesiog leidžiu savo eksperimentuoti ir strategiškai bandau pasižiūrėti, ką su tuo galima padaryti, kokios galimos spalvos, įvertindama, kas buvo išsirinkta prieš tai dizaino stilistikose. Ok, čia nieko gero nepasiekiau, nes nieko gero nepavyko sukurti, važiuoju toliau į 3 etapą. Tikslinis klientas. Geras dizainas negali būti visiems. Čia yra mano žodžiai, kuriuos aš nuolatos kartoju dizainerių sambūrio bendruomenės dalyviams, savo kursų dalyviams ir kartoju savo. Bet šitas projektas buvo, kaip čia, žudantis, nes jie turėjo 4 auditorijas. Ir čia yra vaikai, šeimos, jaunimas ir senjorai. Kaip galima sukurti vientisą dizainą, kuris būtų pritaikytas tiek šeimoms, tiek vaikams, tiek senjorams ir nei vieno neatstumti. Tai turi būti prieinamas, suvokiamas, suprantamas, pakankamai aiškus tiek senjorams, tiek patrauklus vaikams. Ir čia buvo toks didžiulis klaustukas ir prieštaravimas mano pačios matymui ir brando strategijos principams, kad dizainas turi būti konkrečiam klientui. Bet kultūra yra kultūra, jinai yra skirta visiems. Ir tai yra įdomu. Ką darau toliau? Ieškau, kas yra svarbu vaikų dizaine, kas yra skirta vaikams. Prieinu išvados, kad galėtų būti iliustracijos, grafika, atsirandanti jiems skirtose renginiuose ir plakatuose, bet vėlgi reikalinga kažkokia vientisa sistema plakatų, kad tai būtų atskiriama. Juk tai yra Panevėžio kultūros centro projektai. Šeimoms reikalinga labiau grafika. Vėlgi, gali būti ryškesnių spalvų, bet tai yra nevaikiški, struktūriški, rimti ir gerai suprantami dizainai.
Jaunimui ryškios spalvos, gali būti kontrastingi spalvų deriniai, kaip neoninės spalvos su violetinėmis, čia pakankamai ryškios spalvos ir toks dinamiškas visas sprendimas. Senjorams reikia ramesnių, solidesnių sprendimų tam, kad neriektų akis ir jie priimtų, kad tai yra kvietimas ir jiems, nes ryškias spalvas jie atmeta, kad ne mums skirtas kvietimas. Tuomet einu į 4. etapą, bandau nusistatyti, koks yra brendo archetipas, nes iš visų šitų etapų, kuriuos jau iki dabar perėjau, man dar ne iki galo aišku, ką aš čia kursiu ir kaip čia kas turėtų atrodyti, nes turime ir plačią auditoriją, ir pati ta kultūra, kaip niša yra pakankamai plati. Pasižiūriu, galbūt brendo archetipai man kažkuo galės padėti. Tai brendo archetipai yra brendo strategijos įrankis, kuris padeda numatyti tiek ir stilių, kaip ir dizaino stilistikos, bet ir koks bus brendas, jeigu jis būtų žmogus, arba aš dar šiek tiek pakeičiu, koks būtų brendas, jeigu būtų kitas brendas. Pavyzdžiui, kaip atrodytų kultūra, jeigu jinai būtų Google. Kaip atrodytų kultūra, jeigu jinai būtų Disney, arba M&M's, arba Lego. Ir būtent šita vieta man šiek tiek padeda apsibrėžti ir pamatyti, kaip galėtų atrodyti mano kuriamas projektas. Nes Google yra pakankamai spalvotas, Disney'us yra apie magic, apie stebuklus, M&M's turi šiek tiek juokdario pozicijos, kūrėjas, kūrybiniai aspektai, Adobe vien jau iliustracijos. Tai rodo, kad galėtų būti tikrai pakankamai spalvingas dizainas, bent jau aš išskyriau, kad galėtų būti 4 archetipų kombinacija, viena galbūt labiau išreikšta, kita galbūt ir mažiau. Tada dar pasitikrinu, kaip atrodo šitos nišos tendencijos užsienio rinkoje. Pasigūglinu, kaip atrodo galbūt Londono kultūriniai dizaino sprendimai, Paryžiaus, Barcelonos pasižiūrėjau. Ir vėlgi susidėlioju tokį moodboardą, kuris irgi man padėtų atsisakyti klausimą, ar einu tinkamą kryptimi. Ar tikrai suprantu gerai, kokia yra ta užduotis ir ką man reikės kurtis. Vėlgi, visus šitus aspektus, ką vardinu, tai nėra mano pačios researchas, kur sėdžiu pati ir sprendžiu, bet visą tai aptariu su klientu kiekvieną susitikimo metu pasistumėdama vis į priekį. Ir po visų šitų etapų prieinu išvados, kad jie maždaug taip galėtų atrodyti. Kas čia yra? Naudojama viena akcentinė spalva, su jais diskutuota buvo tarp geltonos ir oranžinės. Jie labai norėjo išvengti bordo spalvos, kur jų dabartinė svetainė yra tiesiog paskandinta bordo spalvoje, tai jiems jau lenda per gerklę jų išreiškimu. Taip pat yra naudojamos ryškios nuotraukos, nes visgi renginiai yra apie nuotraukas. Emocija yra sukuriama apie nuotraukas, todėl yra daug naudojama nuotraukų ir tada vertinau tą santykį, kaip atrodys nuotraukos su spalva, kiek bus teksto dydžiai, kaip tai dėrės bendroje kompozicijoje ir vėlgi, kad tai nebūtų nieko pridėta per daug, nes šiuos variantus jie atmetė. Per margas, pastelinės spalvos atrodo per skystai, o čia yra per daug prinormalinta neaišku. Reikia prisiminti tą dalyką, jog mes turim 4 auditorijas. Vaikams, paaugliams valio, senjorams tikrai netiks. Šitas galbūt tiks tėvams, bet šiaip, pati idėja tokia labai pastelinė, labai švelnio, kultūra gali būti visokia. O šita idėja koliažinė, vėlgi, bus sunku dizaineriams dirbti, dėlioti tuos koliažus, kad pas juos tas išskirtinumas atsirastų. Galų gale pamenat, kokie plakatai, jūs su jais irgi reikės kažką daryti, tai nieks neprikurs. Vadinasi, labai reikia kreipti dėmesį į tai, kokia yra užduotis ir kokie identiteto elementai bus kuriami po to. Tai šita kryptis buvo atmesta. Einam į 5. etapą. 5. etape jau pradėjom žiūrinėti ne tik tai koks identitetas ir kokia nuotaika, bet kiek dėkinga dizainui yra raidžių sandara. Pasižiūrim, kas yra per konkurentai ir kaip jie sprendžia plataus užrašo dizaino sprendimus. Tai tarkim, Vilniaus kultūros centras, Kauno kultūros centras renkasi trumpinius VKC, KKC. Gerai, galbūt ir aš galiu naudoti trumpinį.
Pasivertinu, kaip atrodo ir panašios srities projektai, kaip pavyzdžiui kultūros sostinės arba miestų, kaip atrodo logotipai. Ir iš šitos vietos jau pradedu pasibandyti, kaip galėtų atrodyti Panevėžio kultūros centro trumpinys. Pabandau PKC, pabandau galbūt išskirti P raidę, galbūt su šita raide galėsim žaisti, o jeigu P netinka, galbūt K galima naudoti ir pabandau pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Trumpai nei vienas iš tų variantų netiko, nes PKC yra Pasvalio ir dar yra kitas iš P raidės miestas, kuris irgi naudoja PKC trumpinį, netinka. Jeigu pasirenku P raidės trumpinį, gaunu automobilių stovėjimo aikštelės simbolį, kur asociacija yra tokia stipri, kad jo neįmanoma niekaip išdirbti kitaip, patikėkit, bandėm apeiti šitą dalyką ir buvo daug variantų kurta. Ir pabandžiau pasižiūrėti galbūt K raidė, bet Kaunas Europos kultūros sostinė tikriausiai K raidę užbrandino dar artimiausiams 5 metams kaip minimum. Tai K raidė nepaeitų. Likau su niekuo. Tai pradėjom žiūrėti pavyzdžius, nes užrašas bus ilgas. Panevėžio kultūros centras. Jokių trumpinių negali būti. Vadinasi, ieškau logotipų, kuriuose būtų 3 žodžiai. Jokių man simbolių ten gražių nereikia žiūrėti, man reikia žiūrėti, kur aš dėsiu tuos 3 ilgus žodžius. Ir čia buvo variantai, kaip sudėti tuos 3 žodžius. Ar dėti į rėmelį, ar užrašyti blokelėje, gal į 3-4 kvadratėlius, gal kurti kažkokį simbolį ir čia užrašyti visus tuos momentus. Ir mes visus šitus variantus su klientais svarstėm, aptarinėjom, išsibandėm ir kas svarbiausia, užsidėjom ant jų pastato sienos, kad matytume, kaip tai atrodo kontekste, kad mums būtų daug lengviau išsirinkti, kuri kryptis logotipo kūrimui mums būtų tinkama. Ir kas labai yra įdomu, kad aptarinėjant šitus visus pavyzdžius, jie patys kaip komanda suprato, pamatė, kad jiems patinka ir su kultūra rišasi labai chatbox ikona. Tai va šita dialogo ikona, nes kultūra yra apie dialogą. Dialogas tarp dalyvių ir scenos artistų. Dialogas tarp dalyvių ir tų, kurie organizuoja visus šitus renginius. Visgi tai yra dialogas ir šita mintis jiems tikrai labai patiko ir mes ir nusprendėm keliauti šitą kryptimi su logotipo sprendimais. Tai štai taip maždaug atrodė logotipo kryptis ir užduotis dizainerių, kad imam kažkokį plėmą, kažkas gali būti sukurta panašaus į dialogo formą, čia yra pavyzdžių ir važiuojam su tokiu sprendimu, pasižiūrim, ką pavyks sukurti. Bei identiteto kryptis. Reikalingas sprendimas nuotrauka plus grafika. Tada nuotraukas bekeičiant mes galim prisitaikyti prie visų auditorijų, nes ką įdėsim, tokia ir bus nuotraika. Įdėsim vaikus, bus vaikams nuotaika. Įdėsim paaugliams vakarėlio ištrauką, bus vakarėlio ištrauka paauglių nuotaika, seniorų nuotaika. Tokiu būdu mes galime išgauti visiems reikiamą nuotaiką, bet neprarasti savo pačių identiteto. Atsiranda grafika, kuri atsikartoja ant kiekvienos nuotraukos. Jeigu norisi ryškesnio efekto, ryškesnio renginio, galima naudoti invertą. Tai reiškia, naudojam tą pačią kažkokią grafiką. Vėlgi, čia nėra dizainas, čia yra tokie struktūriniai pamastymai, sprendimai, kaip galėtume išspręsti dizaino klausimus, strateginius klausimus. Užsideda irgi dialogo ikoną, į kurią dedam nuotrauką ir fone jau dedam tą firminę spalvą, kuri gali atsikartoti. Papildomai priimtas sprendimas ieškoti grafinių sprendimų piešinių, kurie leistų perteikti vaikams skirtus renginius. Vadinasi, ieškom sprendimo, kad ne tik su nuotrauka dėrėtų visa sistema, bet ir su grafiniais elementais, grafiniais piešiniais. Ir žinoma, reikalinga sprendimas, kad dideliai kiekiai informacijos sugultų į kažkokius gražius jų tvarkaraščius, renginių agendas, nes tai, kas buvo iki šiol kurta, buvo blogai, labai blogai. Tai važiuojam tada toliau. Kas buvo po to, kai jau po visų šitų sesijų pavyko prieiti va tokių konkrečių išvadų ir nuomonių, kad reikalinga ryški spalva ir visi šitie aspektai.
Aš su jumis galiu pasidalinti dar, kaip atrodė darbiniai failai. Čia buvo pirmosios sesijos pasiruošimas, vėlgi blokai, ieškojimai, kokios spalvos tiktų, netiktų. Ir čia buvo antrosios serijos pasiruošimas. Tai kaip matot, dizaino nulis, bet vien pavyzdžių analizė, žiūrėjimas, strateginiai sprendimai, auditorijos išsiryškinimai tam, kad sukurtume tą sprendimą, kuris iš tiesų jiems tiktų. Na ir važiuojam toliau. Tada, kada atliekama ta strateginė dalis, su klientu išaiškinama ir su klientu drauge priimamas sprendimas, kokia kryptimi bus dizainas, mes galime pereiti į kūrybinę aikštelę. Kada jau galime iš tiesų pasileisti plaukus ir jau kurti tuos kūrybinius sprendimus, kokius jie iš tiesų ir naudos. Ir tai yra jau šeštasis etapas, kuris, galiu taip įvadinti, nėra nieko švento. Nes tai, ką klientas pasakė, nebūtinai, kad tai bus. Tai, kas buvo sutarta, nebūtinai yra tai, kas yra reikalinga. Todėl šitoj vietoj labai praverčia dirbti su komanda. Nes jeigu aš tęsčiau toliau dizaino sprendimus, aš juos tęsčiau taip, kaip aš jau įlindus į projektą matau, o kai ateina šviežias žmogus ir gali naujom akim pamatyti visą informaciją, jis turi savų įžvalgų ir savų sprendimų. Ir dabar peržiūrėsim, kaip atrodė sprendimai, kaip atrodė pasiūlymas. Tai koncepto ieškome briefe. Ir ne tik briefe. Ieškome nuotraukose, pastato analizai. Tai šiuo atveju dizainerė pasižiūrėjo, jog P raidę galima įžvelgti jų pastato konstrukcijoje, nes tas pastatas toks labai art deco stiliaus konstruktyvus. Ir surastas toksai struktūrinis sprendimas, kaip ta P raidė galėtų būti, kuri neturėtų asociacijos su P raide. Ir kaip jinai galėtų nugulti visuose sprendimuose. Ir išpildomas yra strateginėse sesijose išryškėjęs sprendimas, ką daryti su plakatais. Tai reiškia, turime ir stroke grafiką, turime ir pilną vidurę grafiką, iš kurios ir dėliojasi plakatai. Plakatų visa sistema, vėlgi judėjimas tos P raidės, dinamiški sprendimai, tuo pačiu ir firminė atributika taip pat gali būti gana kūrybiškai, spalvingai išspręsta. Spalvos pakankamai spalvingos, dinamiškos, bet jos pagesintos. Vien todėl, kad mums reikalinga sukurti nuotaiką, stilių, pakankamai plačiai auditorijai ir vyresnio amžiaus žmonės taip pat turi mėgti tokį sprendimą. Pasitikrinam, kaip atrodo ant pastato, kad neiškrenta iš konteksto, nes čia koks gėlių koliažas tikrai ne kaip atrodytų, norisi tokio struktūrinio. Tai šitas struktūrinis ženklas dera ant pastato ir žiūrisi. Ir pasižiūrim, kaip atrodo tarp kitų panašios stilistikos ženklų, kad ir klientai, ir mes patys galėtume įvertinti, ar nenuvažiavom su sprendimu į kitą pusę. Tuomet buvo kitas konceptas – kultūra kaip raštas. Vėlgi, čia jau yra dizainerės įsigilinimas į patį projektą ir pamatymas kultūros šiek tiek kitų kampų, nei buvo analizuota strateginėse sesijose. Tai čia vėlgi geros komandos derinys, kada susiderina tiek strategas, tiek dizaineris ir deda savo indėlį į gero projekto pabaigą, baigtį. Ir čia gaunasi toks projektas, kad nei P, nei K, nei kažkoks aiškus ženklas, bet rodiklė matoma kaip judėjimas į priekį, kaip kultūrinis pokytis, kaip kultūrinis apsijungimas, o klientai matė ir K raidę. Iš esmės čia galima pamatyti ir K raidę kaip kultūra, kaip iš didžiosios K, kaip ją įvardina. Ir šis sprendimas jau yra ryškesnis. Bet išlaikytas noras, kad būtų tiek pilna viduriai, tiek ir tuščia viduriai įvairūs sprendimai, dėl to, kad mes turime sukurti pakankamai dinamišką ir pritaikomą sistemą, kad jie galėtų išspręsti savo visus dizaino klausimus. Ir čia mes jau turime kur kas platesnį spektrą spalvų, turime ryškesnės spalvas, solidesnės ir turime šviesesnės spalvas. Jos yra kurtos tam, kad dėrėtų viena su kita
ir atlieptų tom skirtingom auditorijom. Vyresniems galime naudoti ryškesnės, solidesnės spalvas, šviesesnės galime naudoti jaunesniai auditorijai, šviesesniems plakatams, lengvesniai nuotaikai išgauti, nes taigi kultūra jinai yra visokia, renginiai irgi yra visokie, nuo koncertų iki lengvų pavasario paminėjimų. Tikrinamės, kaip atrodo ant pastato tarp konkurentų. Ir trečias variantas, čia jau yra eita per tą idėją, jog kultūros centras yra kaip erdvė bendravimui, kaip dialogas. Erdvė, kurioje susitinka žmonės ir vyksta kultūriniai pasikeitimai, idėjų pasikeitimai. Ir čia kurtas būtent jau yra chat boxas, vėlgi ieškota, kaip padaryti, kad tai nebūtų SMS žinutės ar SMS kreditai įvaizdis, nes vėlgi galim labai nučiuožti nuo viso šito dalyko. Ir ieškota to galbūt turinio efekto, nes pats pastatas jau yra pakankamai tūrinis, toksai masyvus. Ir ieškoti toliau eina sprendimai, kaip tai mes galim įpinti į visą plakatų sistemą. Kaip visa tai būtų panaudojama. Ir vėlgi išpildomi visi kiti variantai, va čia yra labai įdomus variantas, kaip mes galime panaudoti ženklą, įdedant įdomesnių tų sprendimų jaunimui sukurti atributikos ir jų įvaizdis, kaip atrodytų, jeigu jis būtų naudojamas socialiniuose tinkluose, nes tai irgi viena iš vietų. Ir čia jau vėlgi matom tokį pagesintą spalvyną, nors turime ir tamsesnių, ir šviesesnių spalvų. Kaip atrodo ant pastato, bei kaip atrodo tarp konkurentų. Ir tai buvo siųsti 3 variantai. Dabar, jeigu aš būčiau nedarius strateginių sesijų, tikėtina, jog čia būtų kur kas daugiau variantų skirtingesnių, P raidžių pripiešta, galbūt būtų pabandymas PKC padėlioti ir panašiai, nors jis buvo atmestas iš karto, net nepradėjus daryti dizainą. Tai čia yra labai svarbus aspektas, kad kada mes strategiškai žiūrim į vizualinio identiteto kūrimą, mes galime nuo savęs nusimti labai nemažą dalį korekcijų ir papildomo darbo, kuris būtų absoliučiai nereikalingas, nes klientai iškart gali pasakyti, kad ne, šitas netinka ir šitas tikrai yra skirtas ne mums ir ne mūsų projektui. Tai šis variantas su smulkiom korekcijom buvo pasirinktas. Ir klientų žodžiai buvo tokie: jūs mus išgirdot, sukūrėt identitetą, kuris tikrai tinka kultūrai ir mes galime būti ryškus ir matomi ir galime būti prigesinti. Tada, kada reikia ryškiau pasimatyti, ryškesnis festivalis, mes galim ryškiau susidėlioti, o kada reikia švelniau, galim švelniau. Ką pastebėjau, kad jie labiau dažniau naudoja būtent šitą sprendimą, nes jis labai lengvai adaptuojasi prie bet kokių nuotraukų ir bet kokių kitų sprendimų. Tai čia yra pavyzdžiai, kaip jie šiuo metu naudoja, vėlgi, be dizainerio įsikišimo. Matosi, jog jiems, čia vėlgi tokia nuotrauka, kad ir blurinta, bet čia reali nuotrauka ant sienos, kaip jie skelbia parodą. Aš kai esu mačius tų kultūrinių plakatų, tai man yra didelis džiaugsmas, kad pavyksta pritaikyti sukurtą sistemą ir kad jinai yra apgalvota ir tikrai prisitaiko ir gražiai klientams pavyksta įgyvendinti. Vienas dažniausių klausimų, ir beje net ir šiandien Instagram'u parašė viena dizainerė: Lina, kaip man priversti klientą naudoti sistemą, kurią sukūrė? Nes jisai improvizuoja, ją adaptuoja, kaip tenais jisai nori. Tai atsakymas į tą klausimą yra 3 variantai. 1. Sukurti sistemą, kuri tikrai tinkama jiems. Ir dar būtų gerai, kad jie turėtų komandą, kuri supranta ir dirba su tuo, nes jeigu tai yra solo verslas, tai tikėtina, tai sunki užduotis, nes jis turi daug atsakomybių ir identiteto išlaikymas jam nebus prioritetas. Kitas yra pravesti mokymus, galbūt tai galėtų padėti. Ir 3 variantas laikinai, kol įsivažiuos, pasisiūlyti pabūti kasdienių maketų dizainerė, kol klientas įsivažiuos. Ką mes darydavom su tokiais projektais, įskaitant ir su šiuo, pirmuosius maketus jie mums siųsdavo ir klausdavo, ar gerai. Ir dizainerė tada galėdavo įvertinti, pasidalinti savo įžvalgomis, ką galima padaryti geriau, kad išlaikyti tą sukurtą struktūrą ir jų įvaizdis taptų vientisas, ne toks, koks buvo iki tol.
Tai prie projekto dirbau aš, strategė Lina Mas ir Justina Knyzelytė. Mums abiems labai patinka dirbti su kultūros ir meno srities projektais. Tai jeigu kažką turit, gali drąsiai rekomenduoti, mes galim padirbėti prie šio projekto, nes rezultatai rodo, jog gera komanda susibūrė. Na ir dabar jau jūsų paklausiu. Galbūt yra kažkokių klausimų, kurie kilo jums besiklausant šitos visos istorijos. Galbūt yra kokiais klausimais atėjot į šitą susitikimą ir ką tikėjotės išgirsti, išsinešti iš brendo pristatymo, nes visgi tai yra procesas, kurį kiekvienam mums reikia išmokti ir prisitaikyti prie kiekvieno kliento tam, kad galėtumėm važiuoti į priekį. Tai į tuos klausimus, kaip suderinti užsakymą su klientu ar panašiai, tai kas dažniausiai atsitinka, kai dizaineris neįtraukia kliento į visą procesą, tai reiškia keliauja nuo e-mailo gavimo čia užsakymas ir keliauja iš karto prie dizaino sprendimų. Tai ir yra tas momentas, kad klientas gali apsigalvoti, jam gali nepatikti jūsų pasiūlyti sprendimai, gali dingti, būna ir taip. Bet būtent kada mes įtraukiam klientą į procesą ir netgi sukuriame tokius momentus, kaip atrodytų, kad tarsi pats klientas sugalvojo, kad reikia taip. Mūsų atveju chatboxas gimė tiesiog iš diskusijos, kad galbūt šitas simbolis galėtų būti. Ir nors logotipė tas simbolis, kurį mes jau sukūrėme finalinėme, jo ir nesimatė, bet pačiame identitete jis puikiausiai žaidžia pagrindiniu vaidmeniu kiekviename dizaino makete, nes mes galime naudoti tiek stroke apibrėžimą, tiek fill apibrėžimą ir taip toliau. Tai va, tai tokie būtų momentėliai. Taip, matau, kad Edita rašo, kad ačiū už naudingą informaciją, suteikė idėjų ir aiškumo. Džiaugiuosi, kad suteikė idėjų ir aiškumo. Galbūt dar paakcentuočiau, kad jeigu dirbate su rebrandais, labai svarbus yra momentas, rodžiau aš jums auditą, kaip atrodo jų dabartinis vizualinis identitetas. Tai labai svarbu rebrandą paklausti klausimo. Pirmiausiai tai yra, ar mes darysim revoliuciją ar evoliuciją. Nes jeigu evoliucija, mes turime tada labai gerai paklausti, kas turi išlikti ir kas turi keistis. Tada žinosim, nuo ko pradėti daryti tą evoliuciją. Bet šiaip tai labai svarbu ne tai, kad dizaineris kaip mato tai padaro, bet tarėsi su klientais ir yra nuolatinėme dialoge su klientais, kad galėtų sukurti tą sprendimą, kuris ir klientams būtų prieinamas, suprantamas, priimtinas ir visą komandą, jeigu įmanoma, įtraukti, kad jinai galėtų judėti to galutinio rezultato link. Tai, o kada mes turime revoliuciją, tai tada mes jau turime šiek tiek kitą situaciją, nes mes tada galime pasileisti plaukus ir paieškoti kūrybiškesnių sprendimų, bet vėlgi labai svarbu su klientu susiderinti prieš kūrybinį procesą, kas yra kuriama, kokie kryptimi judėsim, nes galbūt atrodo ir daugiau laisvės atidaro daugiau galimybių, bet dizaineris dažniausiai būna, kad kai yra daug galimybių, nebežino, į kurią pusę pulti ir kurią vietą pasirinkti. Tai galbūt yra daugiau kažkokių tai klausimų, situacijų, su kuo jūs susidurėte, kada kūrėte vizualinio identiteto projektus, kad, vėlgi, ištraukti tuos momentus, kaip sukurti tą identitetą, kuris būtų, kažkuo ypatingas, kažkoks tai wow elementas. Dar ką aš esu pastebėjusi, jeigu vėlgi yra aktualu, kad labai svarbu idėjų semtis iš briefo. Ne pačiam sėdėti ir idėjų ieškoti, nuo kitų nusižiūrėti ar panašiai, bet žiūrėti ir kas yra parašyta briefe, nes tai yra be galo svarbu vertinti ir
tenais ir yra visų idėjų šaltinis ir vėlgi mums yra labai svarbu pagrįsti klientui savo dizaino sprendimus ir tas pagrindimas vyksta per būtent strategijos suvokimą ir įvaldymą. Tai tas strateginis suvokimas, vėlgi, suvokimas jau yra stilistikos ir kad kiekviena niša, tiek kultūra, tiek finansai, tiek edukacija arba statybų aikštelė, statybų sritis, architektai, dizaineriai, jie visi naudos visiškai skirtingas stilistikas. Ir kada ateina užsakymas, tai yra labai svarbu ir įsivertinti, iš kokios tai yra nišos ir kokia stilistika tiktų jį apibūdinti ir pritaikyti. Tai vat labai yra, taip, dabar matau jau klausimai. Bet jei briefas tuščias, nežino ko ir ką nori, kaip tada? Ačiū Simona už klausimą, labai geras klausimas. Ačiū. Tai su briefu yra šitaip. Didžioji dalis klientų, jie nežino, ko nori. Ir jeigu mes jų paklausim, kas yra jų klientas, jie irgi nežinos, ką atsakyti, nes atsakys visi. Tai jūs kaip dizaineris galite bandyti su juo kalbėtis ir jeigu briefo neužpildo, kalbėti ir klausti ir pasakoti, kad neįmanoma sukurti gero dizaino, jeigu nėra ant ko jį kurti. Geras dizainas, tai reiškia dizainas kuriamas konkrečiam tiksliniam klientui. Neužtenka auditorijos apibrėžimo. Tai jeigu vis tiek klientas neturi tos informacijos, man labai padeda rėmimasis stilistikas ir archetipus. Nes archetipai yra priskiriami pagal veiklos nišas. Pavyzdžiui, kultūra aš gal nepasakysiu, bet tarkim kosmetika yra naivuolis, tai tokia organiška, natūrali kosmetika, iš karto stilistika yra aiški. Gali būti moteriška stilistika, tai tada jinai tokia turi labiau luxury, prabangos jausmo. Ir iš karto man yra aišku, kaip visa tai atrodo. Tai iš tų tokių, netgi kaip atrodo produktas, jeigu tai yra juvelyrika. Juvelyrikos stilius irgi jau padiktuoja, koks turėtų būti dizainas. Vadinasi, net jeigu briefas tuščias, stebėdami detalės, mes galime kuo puikiausiai savo padėti sukurti tinkamą dizainą. Per stilistikų naudojimą ir per archetipų naudojimą. Ar atsakau į klausimą? Šiaip tai, jeigu klientas atsisako pildyti briefą, aš dar pasakau šitaip. Ar jūs norite gero rezultato? Jeigu norite gero rezultato, tuomet mums reikėtų suremti pečius dėl bendro gero rezultato. Jūs žinote savo veiklą, jūs žinote savo klientą, jūs esate ekspertas šitoj srityje. O aš esu ekspertė savoje srityje, bet aš nežinau, kas yra jūsų rinka. Užpildykit briefą, kad turėčiau šiek tiek informacijos ir galėčiau padėti jums gauti tą gerą rezultatą. Tai va toks pasakymas labai dažnai užmesta mums, kaip dizaineriams atsakomybę, leidžia grąžinti atgal klientui ir tada mes jau drauge galime pasižiūrėti į visą šitą projektą. Taip. Kaip elgtis, kai klientas blaškosi? Pavyzdžiui, šiandien raudona, geltona rytoj, nebematau susiskambinti vengia. Tai, Rasa, čia yra jau momentas, iš karto kyla toks klausimas, kokia suma yra tavo biudžeto. Nes jeigu biudžeto suma yra 50 eurų, 100 eurų, 300 eurų netgi, tai reiškia, tu dirbi su žmogumi, kuris mieliau pasidarytų pats. Jam nėra įdomu tavo nuomonė, jam nėra įdomu, kokios yra tendencijos, jis mato, kaip jam nori ir tave naudoja kaip įrankį pasidaryti to, ko jis pats negali. Tai čia yra tiesiog jau momentėlis, kad kiekvienas tas kainų lygis, 300 eurų, 1000, 2000, kaip pavyzdys tie kainų lygiai, jie mums atneša skirtingo lygio klientus. Ir čia per daug nieko nepadarysi. Mes galim jį bandyti kažkiek sustatyti, galime kažkiek edukuoti, tu visą šitą žinai, bet klausimas yra, kiek jis edukuosis ir kiek leisis įtakojamas tavo požiūrio kampo.
Nes vėlgi, tam, kad žmogus kitas tikėtų kito žmogaus pasakymu, jis tave turi matyti kaip autoritetą. Čia jau yra ta klausimas, gerai, o ką tu gali padaryti, kad būtum kaip autoritetas? Gal ten parašą apsirašyti, gal ten fotografiją kažkokią įsidėti profesionalesnę, kad jis matytų tave kaip autoritetą. Bet tada vėlgi autoritetas lygų kaina. Jeigu kaina maža, nu tai tada ir žongliruoja tarp tų kainų. Tai pabandom. Nes tikrai nekartą esu ir pati gavus užsakymą su tokiu parašymu, o tu sukurk, o mes pažiūrėsim. Aš Tai man noriu atrodo, dar papildyti prie to. Čia, nežinau, tokios klaidos turbūt nebedarysiu. Čia buvo tiesiog barteriniai mainai. ar reikalingas papildomas komentaras? Važiuojam toliau. Kaip dabar kultūrai sekasi su maketais, pavyksta adaptuotis, kas daro juos? Panevėžio kultūros centras turi dizainerę, kuri kūrė visus šiuos maketus. Jie kaip ir džiaugiasi šitą sistemą, nes jiems dabar yra lengva adaptuotis. Aišku, yra tų povandeninių srovių, kurios bando įtakoti gal kažką įdomiau, gal kažką kitaip ten kūrėm, nes visada norisi kažko naujo, kažko kitaip. Bet jinai griežtai sako, mes dabar brandinti, mes dabar darom taip ir kiek įmanoma, jinai išlaiko tą visą sistemą. Aišku, mano akimis galėtų būti ir geriau. Visada galėtų būti ir geriau. Bet su tais įrankiais ir resursais, kuriuos jie turi, nes yra viena dizainerė, kuri daro viską, jai puikiai sekasi. Ir mes būna dar susiskambinam, pasikalbam, kaip ten kas dėliojasi, jeigu yra kažkokių klausimų, sprendžiam, nes šiuo metu dirbam prie svetainės dizaino ir svetainės paleidimo, jau dizainas patvirtintas, jau eisim į tą antrąją fazę, kur programuosim, vėlgi ilgas projektas ir visa tai juda į priekį, tai džiaugsmo yra, bet žinoma, galėtų būti daug ko ir geriau. Jūsų pavyzdžiuose, kai ieškojote idėjų, pastebėjau 2016 metus. Ar yra laikotarpis, į kurį atsiremėte, nes rebrandas atrodo turėtų atsiremti į naujas tendencijas? Karoli, viskas priklauso nuo to, kokią užduotį turime prieš akis. Jeigu mūsų užduotis yra sukurti kultūros srityje dirbančios įmonės rebrandą, mums yra svarbu pasižiūrėti kontekstą. Tai pavyzdžiai, kuriais remiuosi, yra Lietuvos kontekstas, nes tai yra Lietuvoje kuriamas prekinis ženklas. Vadinasi, remiamės Lietuvos kontekstu. Tam, kad pasigaudyti idėjų, galima pasiieškoti šiuolaikinių tendencijų. Yra puslapis Logo Trends, kurį tikrai rekomenduoju persižiūrėti, susipažinti ir sekti metai iš metų esančias tendencijas logotipų kūrime. Aš jas tikrai ilgai sekiau ir žinojau visas tas tendencijas, bet esmė tame, kad jeigu mes kūrėme pagal dizaino tendencijas, kokios dabar tendencijos, gradientai, 3D, straukai ar ten dar kas nors dominuoja, mes tuomet kūrėme brandą, kuris yra on top of the brand, on top of the tendencies, tendencijų bangoje. Bet mūsų tikslas yra sukurti ne dizainą, kuris yra tendencingas, nes čia dizaineriams aktuali informacija sukurti, paskutinių trendų logotipus ir taip toliau, bet sukurti brandą, kuris atliepia kliento poreikius. Ir jeigu tai yra neestetiškų plakatų suvaldymas, tebūnie, tai yra neestetiškų plakatų suvaldymas, nes tada klientas galės padaryti, kad atrodytų geriau. Tai aš daugiau remiuosi ne naujausiamis tendencijomis, bet labiau vertinu, kaip atrodo pati rinkos tendencija. Ar tai būtų kultūra, ar tai būtų sportas, ar tai būtų architektūra, ar grožis ir mada. Nes jos visos turės visiškai skirtingas tendencijas, kaip toje srityje esantis brandas turėtų atrodyti. Jeigu brandas yra maištautojas, tada kai jau išsitiriame, kokios yra tos rinkos nišos tendencijos, tada mes galime kurti kažkokį tai maištautojo brandą, kuris išsiskiria. Pavyzdžiui, sukurti banką su Harley Davidson stiliumi. Čia ta idėja. Jeigu brandas būtų kaip kitas brandas, tada gali gimti kažkokių autentiškų, unikalių idėjų, iš kurių gimtų autentiškai atrodantis brandas. Bet tas brandas tada turi ir viduje savo stovėti už tas vertybės, kurias dizainas traktuoja. Kad aš maištauju, tai ir viduje turi būti
kokios tai kitokios aptarnavimo taisyklės, kurios įkūnytų pasirinkto brando tendenciją. Tai tikiuosi atsakau. Kaip dirbote, dylinate su klientais, kur sprendimus priėmė didelė komanda skirtingų žmonių, pavyzdžiui, 20-30, kurie net patys tarpusavyje nesutarė dėl tinkamo varianto, pageidavimai būna gerokai prasilenkiantis su gero dizaino sprendimais. Tai Kamilė, šitas kultūros projektas būtent toks ir buvo. Kaip reikėtų visą šitą dalyką spręsti? Pirmas. Strateginėse sesijose turi dalyvauti visa komanda ir visa komanda turi išsakyti savo nuomonę. Taip, jie gali turėti įvairiausių nesutarimų, matyti skirtingais kampais, bet man dar nepavyko sutikti komandos, kuris strateginėje sesijoje, tai reiškia, kas yra ta strateginė sesija, aš rodau pavyzdžius ir mes juos aptarinėjom. Jeigu jūs atrodytumėte taip, kaip jūs atrodo šitas pavyzdys, kas jame jums patinka ir kas nepatinka, kas tinka jūsų auditorijai, kas netinka jūsų auditorijai. Ir šitie klausimai, rėjimas per pavyzdžius ir leidimas visai komandai išsisakyti labai dažnai leidžia surasti tą sprendimą, kuris yra optimalus ir tinkamas visiems. Bet jeigu mes keliausim į dizaino sukūrimą ir bandymą įrodyti, kad gerai sukurta, jūs turite problemų. Todėl, kad geras dizainas sukurtas gerai, kliento akimis yra tas, kurį jis pats sugalvojo. Todėl ir yra gerai įtraukti juos į visą procesą ir leisti jiems, net jeigu reikia, parinkti pavyzdžių. Bet geriausia, aišku, kad dizaineris rinktų pavyzdžius. Ir juos aptarinėdami, jūs prieisite prie to gerojo sprendimo, kaip ta kryptis galėtų atrodyti. Ir kryptis yra derinama nesiunčiant galutinius variantus, o per analizuojant pavyzdžius. Taip, tai jeigu yra daugiau, taip, kiek gali toks rebrandingas kainuoti? Na, rebrandingas gali kainuoti priklausomai nuo kliento piniginės. Jeigu klientas yra solo verslas, tai jis gali mokėti 200-300 eurų. Nežinau, kartais galbūt 600 eurų. Jeigu tai yra jau įmonė turinti 100-200 tūkstančių apyvartos, tada jau mes galime kalbėti apie tam tikros taisyklės pritaikymą, kad jeigu įmonė, imkim suapvalintą sumą, jeigu įmonės apyvarta yra 100 tūkstančių, tai pagal nerašytas taisyklės jie marketingui turi išleisti 10% savo apyvartos tam, kad gyvuotų, nes kitu atveju jų verslas užsilenkia. Vadinasi, jie per metus marketingui gali skirti 10 000 eurų. Kiek iš tos sumos galėtų jie investuoti į brandingą, čia jau yra kiekvieno dizainerio suvokimo lygis ar ne, ir pabandymas atspėti, kiek jie galėtų skirti rebrandingui. Ir tokiu būdu mes galime maždaug orientuotis, kokias kainas galime rašyti skirtingo lygio įmonėms. Todėl labai svarbu turėti pavadinimą ir nueiti į rekvizitą LT, pasižiūrėti jų apyvartas, kad pagal tai įsivertinti, koks galėtų būti rebrando kaina. Man vis dar kyla klausimas, kaip suvaldyti kliento archetipą su jo tikslinio kliento archetipu. Turiu dabar variantą, kur brandas paremtas tuo žmogumi, vardinis menininkės brandas, aiškus kūrėjos ir globėjos archetipas, bet klientas toks šiek tiek rebel, bet premium, nes keramikos dirbiniai yra išskirtiniai, kur jau namie specialią vietą tokiam kūriniui rasti reikia. Tai šiaip Gabrielė yra tokia tendencija, kad brando archetipas turi atitikti kliento, kurį mes norime pritraukti archetipui. Nes jeigu aš ateinu į, nežinau, Instagramo svetainę ir joje dominuoja minimalizmas, tai ir tame minimalizme yra ištaigingos maištautojų vazos, jos galbūt ir atrodys gerai. Čia viskas labai priklausoma tai ir dar nuo interjero, kokiame interjere tai yra sufotografuota. Galbūt tai gali būti minimalizmas ir pats kūrėjo archetipas, jis irgi yra kažkiek rebel, nes jis yra išskirtinis, jis gali būti spalvingas. Čia, žinok, labai priklauso nuo to, kaip tu pasirinksi išreikšti tas savybės per dizainą. Ir galbūt, jeigu yra išraiškingos vazos ar kad tik keramikos dirbiniai, galbūt to dizaino labai daug nereikia. Galbūt reikia minimaliai parodyti
Kas tai yra per dizainas? Jeigu atvirai neįsivaizduoju, kad išraiškinga, maištautojiška, na, tarkim, ekstravagantiškas keramikos dirbinys būtų derinamas su, nežinau, Harley Davidson stilistika. Man sunkiai tai būtų įsivaizduojama. Tai galbūt mes galime palikti tą maištautojo archetipo išsireiškimą tik tais per gaminius ir mums nereikia ir šriftų maištaujančių dėti, galbūt tai gali būti, na, kūrybiškas minimalus stilius. Labai pravartu būtų paanalizuoti ir būtent keramikos srities identitetus, kad jie tau padiktuotų, kokia yra tendencija toje srityje ir kai tu suvoksi tą tendenciją ir matysi, kokia ta tendencija, tada žiūrėti, kur tas išskirtinumas galėtų būti per dizaino, tarkim, maištautojo archetipo išreiškimą. Ar atsakau į klausimą? Įsijungsiu trumpam mikrofoną. Ačiū labai, Lina. Labai ačiū. Tai Gabrielė, prašau, svarbu, kad padėtum. Tai va, ačiū visiems, kurie šiandien atėjot. Dar prieš atsisveikinant, galit pasidalinti, ką išsinešat iš susitikimo. Būčiau dėkinga, jeigu pasidalintumėt, nes vėlgi žinočiau, ar sekantį dizainerių meetupą organizuoti irgi rebrando case study, rebrando peržiūrą, ar tai yra, na, naudinga matyti, kas iš ko gimsta, ar rinktis kažkokią kitą temą, tai būtų gerai, kad pasidalintumėt.